ar čia bus gera gyventi ir kaip padaryti, kad būtų gera gyventi. Žiūrim į projektą ne tik tai, kaip jį pastatyti, kokias medžiagas panaudoti, svarbu ir pagalvoti, kaip žmonės čia gyvens. Pavadinimą sugalvojom tikrai ambicingą. Norėjome atskleisti, kad būsimas gyventojas visgi gyvens centrinėje miesto dalyje, kaip Niujorke. Žirmūnai turi be galo didelį potencialą, nes čia yra vienas didžiausių vystymo galimybių visame Vilniuje. Pati vieta iš savęs yra labai arti centro, praktiškai miesto vidury, visas pusės lengva susisiekti. Čia yra seniau buvusi kuro aparatūros teritorija. Gamybos čia jau seniai nebėra. Tai yra didžiausių pokyčių centras Vilniuje. Gamyba pradeda užimti projektai, kurie visiškai pakeis šitą vietą. Į konversijos projektus dažnai žmonėms būna nedrąsu eiti. Dėl to, kad konversija vyksta, ne iš karto visas rajonas pasikeičia ir tam momentui, metam ar dviem būna, kad rajonas dar ne iki galo išsivystęs. Konversijos yra dažniausiai pati geriausia vieta įsigyti, nes kainos prieaugis, turto vertės prieaugis būna pats didžiausias. Ir yra ne vienas pasaulinis pavyzdys, kad taip yra įvykę. Vienas tokių ryškiausių pavyzdžių Niujorke esantis High Line'as, ten buvo apleista teritorija, uosto teritorija, o dabar tai tapo pačiu prestižiškiausiu Niujorko rajonu. Ką aš patarčiau žmonėm pasižiūrėti į tą perspektyvą, kaip čia gali pasikeisti. Priimant sprendimą, kur įsigyti būstą, yra labai svarbu suprasti ne tik, kokia situacija yra dabar, bet ir koks yra tos vietos potencialas. Pirkėjai laiku supratę apie būsimus pokyčius, turtą tuose mikrorajonuose įsigijo labai palankiomis kainomis. Žirmūnai taip pat turi didelį potencialą tapti vienu patraukliausių mikrorajonų Vilniuje. Investavus į projektą kaip Niujorke, po 5 metų jūs suminę grąžą gausite labai panašią kaip Šnipiškėse, tačiau nuo daug mažesnės investuotų sumos. Konversijas miestai stengiasi skatinti visą laiką, kad tos gamyklos taptų gerais, patraukliais gyvenamaisiais, prekybiniais, komerciniais rajonais. Kaip Niujorke projekto klientai yra labai sąmoningi. Amžiaus kategorija, profesijos jų nevienija. Vienija paprastas noras gyventi aktyvioje centrinėje miesto dalyje. Šis pavadinimas buvo inspiracija kiemui. Tai tarsi centrinis parkas, kuriame jūs galite praleisti savo dieną. Gerą išplanavimą lemia ne tik architektų profesionalumas, bet ir sklypo orientacija. Mūsų sklypas yra orientuotas rytų ir vakarų kryptimis. Tai yra pačios geriausios kryptis, nes visi butai gauna pakankamą apšviestumą. Kiemas yra net 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Dažnai dirbame iš namų, todėl sukūrėme darbo vietas lauke. Nepamiršome ir jūsų augintinių. Jiems skirta dresūros aikštelė. O besitreniruojantis maratonai galės padaryti apšilimą sporto aikštelėje. Tiems, kurie nori įspūdingų vaizdų ir kiekvieną dieną matyti Vilniaus panoramą, siūlyčiau apsilankyti 8-9 aukšte. Ten pamatysite panoramą iki pat Gedimino bokšto. Mes supratom, kad labai svarbu, kaip žmonės jausis čia, kaip jie gyvens, kaip jie vaikščios, kas jiems bus patogu, ar jie jausis saugiai. Be to, kur yra tokių smulkių dalykų sužiūrėjimas, kad žmogui būtų gera gyventi.